Aš pamėginsiu glaustai pristatyti, kur mes čia visi įsivėlėm. Jūs ir aš, o mane įvėlė tokia aktyvi visuomenininkė Diana Skučaitė, labai energinga mergina, prieš porą metų atbėgusi į Pilietinės visuomenės institutą ir pasakiusi, kad švietimo ir mokslo ministerija turi pinigų pilietiniam veiklom, reikia kažką daryti. Mes žiūrėjom labai skeptiškai, sakėm, kad mes nusimatę eiti mažai žingsniukais ir po truputį užsiimti pilietinės visuomenės ugdymu, nes tai yra ilgas ir nuobodus darbas, o jis sakė, tada kažkas pasiims ir nieko nebus. Mus įtikino su Rūta Žiliukaitė ir Ieva, kad reikia sėsti ir rengti rimtą projektą. Ir mes per 2010 metų vasarą parengėm tą projektą, gana didelį ir ambicingą, pateikė ministerijai ir laukiam, ir jis laimėjo tą atranką. Tai dabar aš noriu išdėstyti, kodėl mes tą projektą rengėm ir kodėl mūsų skepticizmas buvo Dianos Skučaitės išsklaidytas ir pasiryžom daryti didelį projektą, nors jį žiūrėjom gana nepatikliai patys iš pat pradžių. 22 nepriklausomybės metai ir kyla natūralus klausimas, ar mums iš tikrųjų jos reikėjo. Ar mums nebūtų pakakę kultūrinės autonomijos? Ar reikėjo taip stipriai vargti? Mums lietuviams galėjom iš Gorbačiovo tiesiog išgauti gražią kultūrinę autonomiją, valdyti savo mokyklas, rūpintis kultūra, rūpintis papročiais ir gyventi laimingai, puoselėdami nacionalinę kultūrą kaip šiaurės indėnų gentis rezervuaras. Gal net sėkmingiau ir gražiau, kaip gyvenom nuo spaudos atgavimo 1904 iki nepriklausomybės paskelbimo 18, arba bent iki Smetonos perversmo, ar ne? Labai nesikišdami į politiką, nes tą politiką ir nesidomi, ji lietuvių iš prigimties gana šlykštus dalykas. Ir kodėl mes čia įsivėlėm į visus reikalus. Tai vienas rimtas klausimas, ar mes sugebėsim dabar, ar mums to reikėjo, jeigu reikėjo, ar sugebėsim išlaikyti tai, ką atkūrėm 90 metais. Atkūrėm, kaip skelbėm, demokratinę Lietuvos Respubliką. Kai atkūrėm Respubliką 1918 metais, toks iš bajorų goštautų ir grybų goštautų kilęs lietuvių filosofas Stasys Šalkauskis sakė, kad jeigu lietuviai neišmoks laisvai tvarkytis, jeigu neįveiks savo vergiškumo, jeigu netaps laisvai žmonėmis, tai tik laiko klausimas, kada jie savo valstybę praras. Nes Šalkauskis priminė lietuviams tada po Pirmojo pasaulinio karo Aristotelį ir visus antikos filosofus. Aristotelis sakė, kad vergai negali turėti valstybės. Tik laisvi žmonės gali turėti valstybę ir gali tą valstybę išsaugoti ją. Tai Šalkauskis tą gerai suprato, sakydamas, kad jeigu lietuviai nebus laisvi, jie savo valstybės nesugebės išlaikyti. Apsisuko ratas 22 nepriklausomybės metai ir tas pats klausimas. Ar mes sugebėsim išlaikyti savo respubliką, ar ją turim? Ar turim tik tai formą? Ir klausimas, ar norim turėti. Nes to noro irgi didelio nematyti. Tiesiog ta tauta valios, tokios politinės valios apčiuopiamos šiandien tarsi neturi. Dar viena tokia remarka, pastaba iš šalies prie mano temos einant, prie misijų aiškinimo. 1988 metais Išeivijoje susitiko du lietuviai. Žydų kilmės lietuvis Aleksandras Štromas ir Vaidotas Daunys, lituanistams žinomas kaip poetas, tragiškai žuvęs iškritęs iš baliono jau nepriklausomybės metais Vingio parke. Ir jie diskutavo, dar valstybė nepradėta kurti, neaišku, ar čia bus ta nepriklausomybė ar ne, ar gimimas prasidėjęs, vieša diskusija vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose.
ir kaip reikės nuo ko pradėti lietuviams gyventi laisvą gyvenimą. Ir Vaidotas Daunys pasakoja, kaip svarbu bus atkurti demokratiją, o Aleksandras Štromas jam sako, kad ne, demokratijos jums nepakaks. Jūs turit atsiminti, kad pirmiausiai reikia atkurti politėją. Ir kad Jungtinių Amerikos valstijų tėvai kūrė ne demokratiją, jie kūrė respubliką. O paskui respublikos pagrindų pradėjo gyvuoti demokratiją. Mes šitos Štromo pastabos, Aleksandro Štromo pastabos, vieno iš žvalgiausių lietuvių politologų pastabos, nesam įsisąmoninę iki šiol. Mes galvojom, kaip vakarai mums patarė, kad mes sukursim demokratinius mechanizmus ir savaime ta mūsų sistema veiks. Yra rinkimai, išrenkam valdžią, taip, mechanizmai sukasi, bet niekas neveikia. Mes pasitenkinimo savo valstybę neturime. Tai mes ėmėmės iš tikrųjų šito didelio projekto, galvodami, kad, verta prisijimti tam tikrą iššūkį ir verta mest iššūkį kartu su jumis šiandienos visuomenė. Ir pasižiūrėti, ar mes dar galim atgaivinti Respubliką, ar jau tiesiog nebereikia vargti. Kiek jau 20 metais praėjo, dar keli metai liko ir galim prašyti protektorato arba iš rytų, arba iš vakarų, galim atsiduoti Europos Sąjungoje ir, pavyzdžiui, paprašyti Briuselio gerų administratorių, gerų gubernatorių, kurie skaidriau, be korupcijos, išmintingiau, racionaliau šitą kraštą valdys, palikdami mums švietimą, kultūrinę autonomiją ir dar tokius dalykus, ką mes norim pasilikti, pavyzdžiui, patys savo, o šiaip kelių biurokratų, tokio Grybauskaitės tipo, iš Briuselio dar atsisiunčiam daugiau, lietuviškai pramokam ir tvarkomės. Toliau galim ramiai gyventi, nekvaršindami savo galvos dėl politikos, viešosios erdvės ir kitų dalykų. Tai va, šitoj situacijoje mes nutarėm pamėginti, ar išeis mums dar ar ne. Pastangų, kad kartais lietuviam išeidavo, kildavo iš istorijos. Pavyzdžiui, kai Lietuvos valstybė jau tikrai buvo gerokai papuvusi bendra su Lenkais ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė taip pat, 1773 metais atsirado edukacinė komisija, kuri sako, tik per švietimą mes galim atgaivinti Respubliką. Mes galim vėl prisikelti. Reformuokim švietimą ir išgelbėsim tautą. Sukursim vėl savarankišką, laisvą, orę, garbingą tautą. Tai mes turim tokių pavyzdžių. Daktarė Meilė Lukšienė galvojo lygiai taip pat, kad per švietimą mes galėsim tą tautą kurti. Ir dabar keletą tokių pastabų aš noriu jūsų klausdamas. Kas yra Respublika? Žmonių valdžia, viena mintis, kita mintis. Santvarka. Santvarka, kokia santvarka? Tam tikra valdymo forma. Žmonių valdžia, valdymo forma, tai panašiai. Kas dar? Kokių dar minčių turėtų? Bendrystė. Bendrystė, sako Henrikas, kažką girdėjęs. Dienraščio pavadinimas. Prašau? Dienraščio pavadinimas. Kas dar? Kuo Respublika skiriasi nuo valstybės? Valstybė gali būti Respublika, Gali būti ne. Respublika. Aš noriu pasakyti, kai mes kartais išblunka sąvokos mūsų galvoje, mes nebeturim turinio tų sąvokų. Labai gerai atsigręžti į praeitį ir pažiūrėti, kartais praeitis mūsų išlaisvina. Mūsų sąvokom, nudilusiom, susidėvėjusiom, praradusiom turinį sąvokom suteikia prasmę. Man toks paaiškinantis dalykas yra Konstantinas Sirvydas. Buvo toks žodynininkas, pamokslininkas, išleidęs pirmąjį lietuvių kalbos žodyną 17 amžiaus pirmoji pusė. Ten trikalbis žodynas, lietuviškas, lenkiškas, lotyniškas. Ir žodį imperium, regnum, jis verčia lietuviškų žodžių viešpatystę, tai yra valstybė. Ir žodį respublika, lenkiškai Žečpospolita, jis verčia lietuviškų žodžių bendrystė, visatinė, visiškystė. Išvertus į dabartinę lietuvių kalbą, tai yra bendrija, draugija, visuomenė, žmonių visuma, visiškystė, žmonių visuma. Štai koks aiškus skirtumas. Yra valstybė viešpatystė susijusi su valdžia,
viešpatystė viešpaties valda, valdoma teritorija ir respublika tai yra žmonių bendruomenė. Ir taip jinai buvo suvokiama nuo seno. Polis, politėja yra žmonių bendruomenė.